Taigi sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš The Davis ir mes šiandien žaidžiame Don't Starve. Tai kaip Minecraft survival žaidimas ir tiek. Išvertus į lietuvių kalbą nebadaug ir nieko negaišę, mes pradedam žaisti. Čia žaidęs. Čia va, keliese lygius atsidarinį charakterius ir čia neatsirakinės. Čia yra gana nemažai, taigi gal mes žaisim už default, va, matot skillai visokie, va, data fire damage. Nu, vienu žodžiu pasakius, tai yra geras žaidimas, generuojamam pasaulį. Atsiprašau dėl lago, nes fraps man žiauriai numažina FPS-ą ir gerai, parodysiu, pasakysiu visus pagrindus. Čia kai bus pirmas epizodas kaip apžvalga, čia taip pasakius. Gerai, va. Kodėl užlagino? Taip nebūdavo. Alio. Nu jo, gražiausia. Va. Gerai, va. Mes netrodom labai gerai. Turim surasti kažko pavalgyti, kol naktis netėjo. Ir kaip matot, valgymas yra labai paprastas, su pelytė, pirmas klavišas ir tiesiog spaudinėjam. Ir čia yra visokių biomų, daug, be galo daug crafting. Kaip tokiam mažam žaidimui, va, triušiukai. Čia reikia mąstyti, ne vien taip, kad oi, eisiu padarau ir panašiai. Kaip matot, mano dešiniajam pačiam viršuje yra parašyta day 1, tai yra pirma diena ir kaip matot, geltona skalė yra diena, ta raudona skalė yra kaip saulėlydis, tai pasakius, arba jo, saulėlydis, o ten, kur juoda, yra naktis. Ir jo, po to čia yra smegenis darant blogus dalykus, arba kai jau mes labai visko ten pridarom nesąmonių ir mums smegenis sukrenta. Gėlės atstato smegenis, negalima ten užmušus monstrą, ten jo mėsos valgyt, buvo numušas smegenis, grybų nuodingų. Nu, tai čia beleko nepavalgys, nepadarysi vasidai, bet mums jų dabar nereikia. Gerai, dabar ieškam flinto. Ir čia reikia rinkti viską, ką matom, ir kitaip nieko nepadarysim. Čia ko naktis netėjo, blemba, štai gal blogą mapą sugeneravo, bet nieko. Tai yra mano pirmas epizodas, tai labai prašau, labai nestumkit, nu, rašykit, kas blogai, kas gerai ir geras žmogus niekada neparašys blogo komentaro, nebent parašys protingai, aiškiai, kad aš suprasčiau, kas blogai ir ateityje stengsiuos taisyti. Tai va, upgrass ir bet dar maisto net nesusiradom. Blemba, dabar mums ne resursų reikia, o blemba, kaip mes laužą pasidarysim. Flinto net neradom. Čia jo, čia kažkoks negražus toks worldas. Triušiukas. Yra čia daugybė monstrų, yra vasara, pavasaris, žiema ir ruduo. Kiekvienu metu mobai skiriasi, darosi kitokie. Jo, tikrai įdomus žaidimas, kas mėgstat survival arba žaidė Minecraftą ir tikrai pažaiskit, va, radom uogų. Gerai, pažaiskit ir tikrai nepasigailėsit, nors kai miršti, tai tikrai užknisa ir galvoji, ai čia, taip čia, naip ir tu jo nebežaidi, bet iš tiesų tai yra super žaidimas.
Aš čia žaidžiau prieš kokį mėnesį, dabar prisiminiau, jau galvoju, nufilmuosiu, parodysiu pasauliui. Va, normalus pasaulis, kas ten buvo, nieko. Va, krūmai iš karto visko yra ir jau temsta ir pasakau, kad per saulėlydį visi tie blogi dalykai išlenda ir jo blogai, kai jie išlenda ir va, blemba, aš net medžio neprisikirtau. Va, flintas, einam kirstis medžio buvo. Bus ne kažką, va, eksas, viskas kraftinamės. Tai va, kertam. Tikrai grafika nėra tokia bloga ir radom kapinės Hebra. Kai pasisekė, blemba, kertam kapinės, prie kapinių negyvensim, buvo naktį vaiduokliai išlenda, o vaiduokliai nėra gerai, nors aš nežinau, tie tikrai nėra draugiški, nieko nedaro, jeigu jums nieko nedaro, kiek aš žinau. Gerai, daromės Cambridge, va čia, kad nieko neuždegtume. Jo, čia su viskom reikia atsargiai elgtis ir čia beleko nepadarysi. Pakertam, va, pavyzdžiui, mane buvo vieną kartą toks prikolas, užmušęs medį, kirtau medį ir kai toks yra dalykas kaip medžių kažkoks saugotojas, tai nesveikai didelis medis, kuris tave nori sunaikinti už tai, kad tu užmušiai, tiksliau nukirtai kitą medį ir tai tikrai nėra labai gerai ir jo, gerai. Jeigu norėsit su draugais pažaisti, reikia legalaus, nes ant legalaus yra modas, jeigu aš neklystu. Gal ne legalaus, gal ir ant paprasto, bet aš žaidžiu nelegalų ir tai yra krekinta ir šiaip galite draugų paprašyti, kurie ant Steam'o pirko kažkokį žaidimą ir gal jie gavo šitą žaidimą dovanų, nes jį dabar dažnai dovanoja. Tikrai paprašykit, jeigu draugai draugiški. Tikrai jums padės. Nors aš taip manau, išsikepam, kaip matot, keptis galima, troškinius, hotdogus, free bulvytes, tai yra skrudintas bulvytės, va, pavalgom. Gailę paimam, vakarentą 197 žolės paimam. Gerai, gal jau pabūkim. Prie laužiuko galima šiaip padropinti sydus ir liktais, jo, naktį paukščiai išskrenda. Gal užmėskim, dėl visko buvo, man vieną kartą užgesę, tai buvo ne kažką. Negalim būti tamsoje, nes jūs sudaužys negyvai. Aš galvoju, gal reikia pasidaryti, ką čia, ne, trepus. Matote, begalės craftingo ir pasigaminus science mašiną. Tik šito svarbiausia reikia, po to viskas lengva rasti. Galima daugiau dalykų. Lemba ugnelė, šitas laužas labai lievas. Šitą pasidarius mašiną, tai yra beveik visi daiktai, kurie yra tokie paprastesni, ne magic ir ne kažkokie kitokie, o wintermom tiesa, čia yra audros, visokios lyja, griaudėja. Nepasakiau to, ar pasakiau, nežinau. O, kaip pasakiau, nepasakiau. Giliukus galim paimti labai gerą laužą, užmeti dega. Va, smegenis mažėja greitai, blemba. Kai išpratėjai, tave gaudo visokios dvasios ir jo, ir dabar atsiprašau lagą, nes pas mane biškutį palagina, kai būna diena. Jo, to ir lagas ir 1, 2, lagas. Jo, lagas. Gerai, turėtų dabar gal nelaginti. Jo, va, atlagino. O paukščiukas įdus. Gerai, čia laužo gal negesinsim, gal nieks neužsidegs. Blemba, lagint pradėjo, man lagas niekada nepatinka. Nu, man frapsi, va, matot, rūkas. Gal aš neinu tas kapinis, va, man tai nepatinka. Kada gal turėsiu kokį ietį, gal tada nesu, bet tiesa, kapinėse galima rasti labai daug goldo. Va, kapas, iškasus kapus,
Čia kažkur yra kiaulių tas namelį ant tokių kelių. Kokia keista vieta. Aiva. Čia žinau, kad keistai žemėlapiai būna susigeneruoja tokie. Įtartinai keisti. Gerai, einam. Turim flinto šiaip akmens, galėsim pasimaninti pakeliui. Taigi, epizodus darysiu neilgus, tokius, kad jums neatsibostų žiūrėti. Einam. Va, ko aš jums nesvarbiausia nepasakiau. Jeigu pamatot kokį ypatingą daiktą, jeigu ten būna tokios mini šventiklėlės, rinkite daiktus jų vidurise, jų reikia liktais 3 ar 4 ir nes jūs čia įkalintas dėdė, kuris ten iš pradžių buvo ir jeigu jūs norite pabėgti iš to pasaulio, jums reikia, kiek flinto ir akmens, jums reikia surinkti tokias dalis ir surasti pagrindinę šventyklą ir jas sudėti ir jūs nuteleportins į kitą pasaulį, kuriame jūs būsite laisvas ir gerai, maninam akmenį. Taigi pasakiau, kiek norėjau. Tai va, žiūrėsim, kaip bus. Tik neimkit šitų gėlių, iš jų galima pasidaryti gerą dalyką, bet nesimkit. Nes jos taip numušinės smegenis, kad va, gold nugget. Taigi, galim sakyti, turim science, turim science mašiną ir einam bandom eiti tais takeliais, gal kažką rasim, nes aš tikiuosi, anksčiau aš rasdavau daug. Pėgų kaimą ir koks čia palaukit voldas. Va, aš jums nepasakiau, negalima, jeigu randat gūžtą, turėtų būti toks didelis paukščiukas, kuris, jeigu jūs būsit prie gūžtos, va, matot, jis puola ir bėgti reikia bėgti, nes jis daro didelį damidžą. Va, variukai ir pėgų kaimas, tai va. Čia gyvena kiaulės, jas galima papirkti už mėsos gabalą ir va, silk. Jo, dabar visi užsipuolė tą vargšą vieną variuką. O ir šalia kapinės, nors nepalaukit dar. Va, į šitą pasaulį neikite, tikrai nerekomenduoju be armoro medinio ar dark armoro. Ten yra tikrai žiauru, ten tokie liežuviai užsipuola, tai gal pasiėmam gūną ir nurenkam šitos. Su speisu šiaip galima rinkti ir vaikščioti su tais, bet aš dabar su speisu nurinksiu, nes čia daug žolės. Jo, blemba, čia kiauliukai gerai gyvena. Šiaip tai geriausia, kai aš anksčiau žaidavau mėsos, jiem duodi ir eini kirti medį. Oi gerai, jį trenkia į medį, pareina, tokia kiaulių banda. Gerai, dabar mums svarbiausia, kas čia? Kas čia buvo? Čia mini kaimelį, žinokit, žmonės. Jo, čia ne tas, ko mums reikia. Bėgam atgal, žinokit. Mes neradom, ko mums reikėjo, bet bėgam atgal, surasim. Filmuoju kas 3 dienas, ta prasme, jau vėlu, nežinau, bandom bėgti, stovyklavietę normalią ten gal darysimės. Aš pikeksiukai rankas pasiemu ir varom. Lemba naktis, čia tokios žiaurios nepatinka. Man labai nepatinka, kai vilkai užsipuola per vidurnaktį dažniausiai. Sorry už lagą, man čia visada lagina, kai filmuoju per frapsus. Šiaip galėtų frapsus sutvarkyti, kažką tokio padaryti. Lygtais radom respawną, tai yra naujesnių versijų, pataisė šitą, viskas, jeigu mūsų užmuš, mes nemirsime vieną kartą, tiesiog čia atsispawninsim. Tai yra tikrai geras dalykas. Bandom bėgti. Kodėl tie takeliai tokie nepabaigti, aš nesuprantu. Va. Mūsų pasaulis, čia tokios gražios vietos, kai nieko nėra. Nu jo. Šiaip ilgai nieko nerandam. Blemba lagas, kodėl toks. Jei rimtai, ne per toli, aš kiek čia plaukiu per mapą nubėgau. O.
Nu jo, nemažai. Bėgam toliau, ką darysi, reikia surasti. Geriausia jo gyventi prie pigų, kol kas nervuoja, kai kažką užsiauginyje ateina suvalgo. Tai reikia atverti. Va, radom. O, va. Jo ir gėlyčių, tai pigų karalių surasim. Prie jo nereikia gyventi, bet... O, ežeriukas, pasaka vieta. Čia... O... Tikrai nepatinka man. Avariukai, nors aš juos galiu labai paprastai sutvarkyti, nes žinau, kaip jie puola tokiu momentu pasitraukia ir... Blemba, trūksta stomo. Daromės. Koks skirtumas daromės čia stovyklą. Ir jo, užmetam alko. Maisto nieko neturim, eina pasirinksim biškutį. Ten krūmų normaliai reikia su kastuvu užsikasti pas save. Nu jo, gerai. Laukiamės nakties ir... Nežinau, šitą gal padropint, nors negalim dropint, vorai nusineš pas save. Jie vogia daiktus. Ir man dar nepatinka toks vienas piktas dėdė, kuris ateina ir tiesiog vogia iš tavo čestų, bet toks didelis, stiprus, toks su krepšiu, kaip kalėdų senelis, toks juodas. Nu, kalėdų senelis spalvotas, bet tas juodas toks, bet jis pribėga taip ir taip čestą, taip tiesiog taip išneša čestą ir susirenka daiktus ir pabėga. Taigi dabar parodysiu. Va, matos, kiek atsirado, va. Dabar tikrai daug craftingo ir Cutestone, va, virvė. Galim pasigaminti ietį, va. Aš jau žinotume tenai crafting, va. Ietį ir galėsim pasiginti nuo kažko. Nors trumpam tikrai ir... gal pasigaminam hetą, būsim ūkininkai, va. Labai gerai. Kažkaip šaltoka pas mane čia. Nu nieko, gerai. Va. Vanelį žiblėso. Užmetam šiaip labai gerai kūrenasi šitie, va. Žolės, kurių mums tikrai netrūksta. Va, niekada nebūkit tamsoje. Tai va. Gerai. Palagino, nepalagino, žiūrim. Nu jo, dabar palagino. Blemba, nekenčiu frapsų. Nu va, gerai, taigi su jumis buvo aš, The Deivis, ir sėkmės ir iki.